Sveiki sportininkai, taigi šio video aš jūs pamokysiu, kaip atlikti muscle upą. O jis atrodo štai taip. Daro esminę klaidą, kad pradžioj pradeda mokintis su viena ranka. Tai atrodo maždaug taip. Kai daro, pasikelia posūkį. Tai aš šito nepatarčiau, todėl nes tu vis tiek įpratimą turi. Ir paskui, kai tu išmoksi, vis tiek ilgiau mokintis, nes tu būsi pripratęs su viena ir kita ranka. Tada aš pradžioj siūlyčiau treniruoti prisitraukimus, bazę kelti. Kai padarysite 10 normalių prisitraukimų, normalūs tai tokie, mokinkitės daryti kuo aukščiau kaip rutinai. Kaip išmoksite tokius prisitraukimus iki krūtinės, tada darykit single bar dip. Šitus prisitraukimus darykit maždaug 5 kartus, po maksimum kiek gali daugiau. Ir vėliau eina 5 kartus daro tokį. Ant mažesnio aukščio galite lygiagrečiu iššokat ir darot krūtinės. Čia padės įsispausti kareivėlį. Šitus 2 pratimus kartokit 5 kartus, o kaip sakiau, maksimum kiek gali. Kai sustiprėsit, paskui jau galit pradėti mokintis pačią techniką. Technika eina grinai tas pats viskas sudėjus, tik tai turit padaryti priekį mostą šiokį tokį. Kai jeigu šokat ant turniko, turi būti šiokia tokia banga, iš šono. Šiokia tokia banga, va tokio subadimo. Tada tiesiog visa jėga traukitės iki krūtinės ir staigiai užmetat rankas. Ir įsispaudžiat. O paskui jau antrai eina iš inercijos banga. Šitie pagrindiniai būdai, bet gali dar treniruoti ant žemo aukščio mokinantis irgi. Jeigu bus iškart sunku, tai va. Įsispirdami kojomis, va. Įsispirat ir šokat. Vėl tai nusileidžia. Vėl įsispirat. Manau, tai pasimokinus maždaug, jeigu 10 laisvų prisitraukimų padarot, kokias 2 savaitės, turėtumėt lengvai padaryti pirmąjį savo muscle upą. Taigi mano pamoka baigta, tikiuosi padėjau. Iki.